Sveikas bičiuli. Noriu, kad šis video būtų tau kuo vertingesnis. Todėl nešvaistysiu tavo laiko ir parodysiu tau tikrą metodą, kaip tu gali užsidirbti po 200 eurų į dieną, neturėdamas jokių pradinių investicijų. Ir šiaip, jeigu domina tave pinigų tema, subscribing ir galėsi pats pirmas pamatyti mano naujai išleistus video. Nupešiau čia tau tokį lengvą planą, kuris padėtų viską lengviau įsivaizduoti. Padariau belę, nes vis tiek nieko už tai negaunu. Ir tai nėra esminis dalykas. Gerai, pirmas žingsnis. Tau reikėtų išmokti kurti puslapius. Dabar puslapius sukurti labai lengva. Nereikia jokių programavimo ar specialių žinių. Po YouTube'iniai 4-6 valandas ir jau gali kurti puslapius už pinigus. Gerai, antras žingsnis. Turi tapti hostingo affiliate partneriu. Jeigu nesupratai nei vieno žodžio, neįsikask, toj paaiškinsiu. Jei trumpai, tai hostingas yra vieta, kur žmonės talpina savo internetinius puslapius. Kiekvienas puslapis turi savo hostingą. Affiliate partnerystė yra tai, kai tu atvedi klientą ir tau sumoka procentą nuo kiekvieno pardavimo. Tau tai reikia tapti kažkokio hostingo affiliate. Jeigu nori tapti hostingo affiliate, nueik į Google, suvesk hosting affiliate ir rasi šimtus variantų. Trečias žingsnis. Kaip parduoti? Tu gali pasiūlyti žmonėms sukurti puslapį už dyką, tik su sąlyga, kad tu jiem parinksi hostingą, o parinksi tokį, kuris tau moka procentus nuo kiekvieno kliento. Žmonės ar taip perka hostingą, jiem nėra ką prarasti. Gerai, ketvirtas žingsnis. Kur rasti klientų? Įsijung Google ir ieškok senų puslapių, kurie nėra optimizuoti telefonams. Norint patikrinti, tai tiesiog sumažink ir pamėgink pažiūrėti, ar puslapis keičiasi ir prisitaiko. Jei keičiasi, reiškia puslapis yra optimizuotas. Jei nesikeičia, reiškia nėra pritaikytas telefonams. Nueini į kontaktus ir parašai laišką arba paskambini telefonu. Gali sakyti kažką tokio. Labą dieną, galėčiau sukurti jums internetinį puslapį nemokamai ir optimizuoti į telefonams bei planšetėms. Paprastai imu 1500 eurų, bet dabar noriu surinkti gerų atsiliepimų ir jei jūs mane parekomenduosit kam nors kitam, aš viską padarysiu už dyką. Tokiu būdu tu surasi 2 klientus ir parduosi savo paslaugas. Kitas variantas būtų Facebook grupės. Nueik pavyzdžiui ten į ieškau darbo ir parašyk, kurių puslapius už dyką, tikrai atsiras kas nupirks. Gali dar pabandyti dėti į Skelbiu LT. Šiandien būtų tiek. Jei turi klausimų, rašyk drąsiai, atsakysiu į kiekvieną. Jei kažko išmokai, subscribing, palaikink ir pasidalink su savo draugais. Jei tau nepatiko, dislikink ir paaiškink, kodėl nepatiko. Kitą kartą padarysiu geriau.